Sveiki, turiu gerų žinių. Naujiena Apply Insights atvirų duomenų platformoje. Turim naują funkcionalumą – dirbtinis intelektas įmonių analizai. Nuo šiol vos keliais paspaudimais galėsite gauti struktūrizuotą informaciją apie bet kurią Latvijos, Lietuvos ar Estijos įmonę. Kaip galima pasinaudoti šią funkciją, pademonstruosiu. Esu šiuo metu Lietuvos įmonių analitikos ataskaitoje, pasirinkęs tam tikrą sektorių, kuris mane domina. Taip, tai turime įmonių sąrašą ir jeigu aš pasirinksiu vieną iš šitų įmonių, tarkim, renkuosi ISS Lietuva, pasispaudžiu ant jos, keliauju apatiniam dešiniam kampe, yra dirbtinio intelekto mygtukas, paspaudžiu ant jo, matom, kad jau pasirinkta įmonė yra ISS Lietuva ir spaudžiu generuoti. Dirbtinis intelektas mums sugeneravo ataskaitą, kuris susidaro iš 10 punktų. Tai kokią informaciją mes galime gauti? Tai visų pirma, bendrą informaciją apie įmonę, veiklos aprašymą, informaciją apie partnerius, klientus ir konkurentus, tai ką mes randam viešai prieinamuose duomenyse, finansiniai rodikliai ir santrauka, kredito rizika, informacija apie darbuotojus, turtą, reputaciją, teismo bylas ir kreditingumo išvadą. Visus duomenis galima parsisiųsti PDF formatu, paspaudus ant mygtuko eksportuoti PDF. Parsišinčiau ataskaitą, pasižiūrim, kaip atrodo. Matom, kad tie patys klausimai, ta pati informacija, tik tai tiek, kad jūs galite šitą informaciją išsisaugoti kažkur, kur jums patogu arba įsikelti. Kitas svarbus momentas yra tai, kad ataskaitą galima generuoti keliomis kalbomis. Kairėje įrankių juostui pasirinksiu iš lietuvių kalbos anglų, jūs tą ataskaitą galėsite sugeneruoti anglų kalbą. Nuo šiol visą svarbiausią informaciją rasite vienoje vietoje, kad verslo sprendimus priimtume greičiau ir užtikrinčiau. Tad kviečiu visus išbandyti naują funkcionalumą. Šiam kartui tiek ir iki pasimatymo.